Prieš 10-metį Druskininkų savivaldybės inicijuotas metų nominacijų vakaras iš karto sulaukė didelio susidomėjimo. Taigi šiemet Grand Spa Lietuva salėje organizuotoje tradicinėje šventėje vos tilpo visi svečiai. Padėkos šventė Druskininkai 2011 šiais metais nominacijas laimėjusiems druskininkiečiams ir druskininkuose investavusiems verslininkams primins bronzinės skulptoriaus Broniaus Vyšniausko sukurtos skulptūros ratničėlės suvenyrinės kopijos, o prisidėjusiems prie druskininkų plėtros pirmą kartą įteikti stikliniai mineralinio vandens lašai. Tradicinėje padėkos šventėje šiemet ne tik apžvelgti svarbiausiai praėjusių metų įvykiai, prisiminti ryškiausi projektai ir nuveikti darbai, bet ir padėkota visiems, kurie garsino Druskininkų kraštą bei prisidėjo įgyvendinant gražiausius sumanymus. Būnant šiame renginyje, dar labiau didžiuojamės tai žmonėmis, kurie atliko didžiulį darbą. Nominacijos įteikimas, viskas vyksta akimirką, o sumanymų projektų įgyvendinimas kartais trūksta kelis metus, o kartais net 10-metį. Taigi, taip ir norėjome, kad ta pakylėta dvasia druskininkiečių su tikėjimu ir viltimi mes imtumėmės kitų projektų, kitų darbų, kad visi gyvenantis druskininkuose žmonės, dirbantis ir darbdaviai, ir darbuotojai, mylėtų savo kraštą ir labai stengtųsi dėl jo. Jūsų su meru pastangos, bent jau turizmo srityje, šiandien buvo taip pat įvertintos aukščiausių turizmo departamento apdovanojimų. Ką reiškia būtent tokia padėka? Man tai buvo labai netikėta. Aišku, visada stengiausi. Turizmas yra prioritetinė mūsų sritis ir mes visi dedame daug pastangų, kad kiek įmanoma geriau mūsų kurortas būtų pristatomas tiek Lietuvoje, tiek užsienio rinkose. Iš tiesų ir meras ir aš asmeniškai labai dažnai keliaujame po įvairias šalis pristatydami druskininkus. Bet mes įsivaizduojam, kad tai mūsų pareiga, mūsų darbas. Džiaugiamės ir dėkojame, kad šis darbas šiandien buvo pastebėtas. 5 tradicinės ratničėlės skulptūrėlės šiemet įteiktos investicijų į kurorto plėtrą net ir sunkmečių nepagailėjusioms įmonėms. Druskininkiečių padėkos nusipelnė bendrovė Stamita, patikėjusi savivaldybės viziją ir unikalaus projekto pirmojo Pabaltijos šalyse visus metus veikiančio komplekso Snow Arena įgyvendinimui skyrusi per 66 milijonus litų. Būtent investicijos į slidinėjimo trasų kompleksą išplėtė aktyvaus poilsio ir sveikatingumo turizmo paslaugų spektrą, dar labiau pagerino druskininkų nakvynės paslaugas teikiančių įstaigų užimtumą, padidino ne tik kurorto, bet ir visos šalies konkurencingumą turizmo sektoriuje. Už vilos kolonada rekonstrukcijos projektą ir reabilitacijos paslaugų išplėtimą apdovanota ir draugystė sanatorija. Man tas apdovanojimas iš tikrųjų labai daug reiškia. Druskininkuose esu 40 metų, druskininkus labai myliu. Įsirinkau atvykti čia dėl to, kad tai buvo ir tais laikais labai gražus, nuostabus kurortas. Ir paskutinius metus, 5 metus mes rekonstruojam vieną po kito savo pastatus ir šiandieną mūsų 18 metų gimtadienio proga, bendrovė įsikūrus sausio 27 dieną, tiesiog taip netikėtai, toks gražus siurprizas, mūsų darbas įvertintas, kokia gražia dovana. Esu be galo dėkinga Druskininkų miesto savivaldybės vadovams ir ūkio ministerijai, ir verslo paramos agentūrai, kad vis tik tai patikėjo mūsų maža įstaiga, bet kaip aš tikiu prasmingų darbų, nuoširdžių darbų ir patikėjo teisę vykdyti projektus ir šiandieną galim pasidžiaugti iš tikrųjų rezultatais ir ta labai gražia dovana. Labai džiaugiuosi, ačiū visiems.
Kurorto svečiai čia gyvenantiems jau seniai pavydė atnaujintų gatvių ir šaligatvių. Druskininkų savivaldybė tinkamai pasinaudojo kriziniu laikotarpiu, kuomet kone per pusę atpigo statybų darbai ir su iššūkio nepabūgusiais verslininkais pasirašė ilgalaikę sutartį grandioziniam kelių modernizavimo projektui įgyvendinti. Viena glaudžiausiai su Druskininkų savivaldybė bendradarbiavusių bendrovių Parama 2010-2011 metais atlikusi kelių renovacijos darbų už 24 milijonus litų. Už šio projekto įgyvendinimą bendroviai Parama taip pat įteikta Ratničėlės skulptūrėlė. Iš tikrųjų labai nuostabu, kad įvertino mūsų įmonę, mūsų darbuotojus. Iš tikrųjų darbo atlikom daug, bet dar yra visi metai, kadangi sutartis pratęsiama iki šių metų pabaigos, tai darbo aišku bus dar daug, tai mes turim stengtis dar geriau, kad būtų gražiau padaryti darbai Druskininkų mieste. Tai nuostabu tikrai įvertinimas, mes džiaugiamės visą širdimi. Pernai lapkritį atnaujintose bankrutavusio Viečiūnų drobės fabriko patalpose atidarytos pirmosios Baltijos regione granuliuoto putstiklio gamyklos šeimininkai, bendra Lietuvos ir Rusijos uždaroji akcinė bendrovė Stikloporas, Ratničėlės statulėlė įvertinti už investicijas Druskininkų krašte ir už naujų darbo vietų steigimą. Mūsų kraštas tapo patrauklia vieta verslininkams, ketinantiems išplėsti paslaugų spektrą. Štai praėjusį rudenį Kamarūnų kaime prie Leipalingio 19 km nutolusiame nuo Druskininkų atidarytas Vilkės golfo klubo aikštynas sukvietė ir golfo mėgėjus. Taigi už golfo aikštyno įrengimą Ratničėlei teikta bendrovei Dzūkijos golfas. Kasmet tradicinė kultūros puoselėtojo premija už reikšmingą, aktyvią ir kūrybingą veiklą kultūros ir meno srityje pagerbiami giliausią pėdsaką kultūrinėme Druskininkų gyvenime įmynę žmonės. Šiais metais Druskininkų kultūros puoselėtojo premija 1,5 litų skirta dviem menininkams - šalyje garsiems tautodailininkams Monikai Lukaševičienei ir Baliui Dabrukui. Aš biskį padirbęs jau čia, jau padrožęs ir taip ir ne tik po šitas apylinkės visas jau bet ir toliau aš anksčiau dirbau ir su metalo plastika, ir su grafika, ir viskas, bet medis tai daugiausia mane pritraukė jau. Tai ar smagu, kad šiandien buvote pagerbtas ir apdovanotas? Tai labai smagu, bet sakau, kad gal jau aš ir nevertas tos pagarbos tokios didelės ir dar gavau, dargi ir tą piniginę išraišką dar gavau, tai man smagu, o tai smagiau negali būti. Labiausiai druskininkams nusipelniusiems žmonėms įteiktos ne tik tradicinės bronzinės Ratničėlės. Šiemet pirmą kartą išskirtiniu pagarbos ir padėkos simboliu tapo ir stikliniai mineralinio vandens lašai. Tokia skulptūrėlė padėkota šalies rinktinės sudėtyje, druskininkus Lietuvoje ir Europoje neįgaliųjų vežimėliuose čempionatuose garsinančiam Karoliui Virkučiui. Kaip sakė renginio vedėjai, druskininkai didžiuojasi aukštais savivaldybės sportininkų pasiekimais. Tačiau ypač džiugina tokie laimėjimai, kuriuos pavyksta iškovoti ypatingų pastangų dėka. Įspūdinga skulptūrėlė papuoš ir Druskininkų sporto centro erdves. Šiemet 10-metį mininti sporto įstaiga įvertinta už respublikinių bei tarptautinių varžybų ir stovyklų organizavimą, aktyvią veiklą organizuojant sportinį savivaldybės gyvenimą. Mineralinio vandens lašai buvo įteikti ne tik druskininkiečiams, bet ir prie kurorto plėtros ir garsinimo prisidėjusiems valdžios atstovams – Seimo nariams Justinui Karosui ir Algirdui Butkevičiui, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo ministerijų, Turizmo departamento atstovams. Aš galvoju, kad kai žmonės, kurie ką nors daro, dirba, mato ne tik save, bet ir kitus, tai yra labai daug. Visą laiką esu šalininkas tos pozicijos, kad mes save matydami, save vertinti, visi daugiau matytumėm kitus. Ir tai be abejo iš karto cementuoja, telkia žmonės dideliem darbam ir aš galvoju, kad vienas iš druskininkų rezultatų, taip sakyti, pagrindų arba stimuliatorių yra tai, kad būtent čia žmonės supranta, kad reikia įvertinti visus. Ir aš labai džiaugiuosi, kad visi darbai, kurie yra padaryti, iniciatyva kyla vieno žmogaus, sakykime, arba kelių žmonių, bet jos padaro daugelį žmonių. Ir tai yra labai svarbu ir tokie padėkos vakarai, ypač mūsų dabartinio rizgėjimo fone, yra iš tiesų didelis dvasios pakilėjimas visiems. Aš tikrai labai džiaugiuosi, o asmeniškai aš laikau, kad mano pareiga buvo ir aš tą pareigą likęs daug aš normaliai atlikau. Visada reikia rasti laiko, pasibaigus metam įvertinti druskininkų
bendruomenę, tie, kurie tikrai yra prisidėję prie didelių darbų. Taip pat, aišku, įvertinti ir pagerbti žmonės, kurie yra ambicingi, turintys didelius planus ir galintys nuveikti. Ir tie norai išsipildo praėjus tam tikram laikui, kur matosi rezultatas. Tai aš manau, šita akcija yra labai gera ir visada vadovybė, tegul būna ar savivaldybės, ar daleiskim kituose renginiuose, vis dėlto reikia rasti tokią galimybę pagerbti žmonės. Tikrai buvo sunkus laikotarpis priimti tokį sprendimą, nes ministras turi visada gauti, kaip sakyti, pritarimą ir jo komandos narių. Bet turiu pasakyti, kad tuo metu pagrindė buvo priimtas tas sprendimas, žinant Druskininkų miesto mero Ričardo Malinausko tokias ambicijas, žinant įgyvendintus jo planus, žinant tai, kad jis jau yra daug ką padaręs ir matėsi, kokie yra nuveikti darbai, tai tada buvo ryžtasi man asmeniškai pasirašyti dokumentus, kur buvo numatytas finansavimas to tilto pirmiausia projektavimo, po to ir statybos darbams. Nesigailiu ir matau, kad yra ambicingų žmonių Lietuvoje, kurie gali pažadus vykdyti ir įgyvendinti juos. Man labai patinka, kad jūsų rezultatai priklauso nuo to, kad jūs mylite žmonės ir vertinat žmonės. O tada ir žmonės dirba ir stengiasi savo miestui, savo savivaldybei. Ir iš kitos pusės, kokios valdžios verti žmonės, tokia ir išsirenka, tokia ir turi. Jūs turit fantastinę, turit tikras asmenybės. Šiandieną tą ir pažymėjau ir tikrai aukščiausią įvertinimą turizme, kas įmanoma, medalius už nuopelnus turizmui įteikiam ir jūsų merui, ir jūsų vicemeriai. Jie to verti absoliučiai ir jie pakeitė Lietuvos klimatą tiesiog, Lietuvos įvaizdį pasaulyje. Juk kaip ir sakiau, vietoj to, kad mes Lietuvą pristatom kaip 4 sezonų kraštą, jūs neturit sezonų. Jūs padarėte tai, kad žiema Druskininkuose galima ir vasara. Jūs neturit jūros, bet jūs ją padarysit, jūs ją turėsit. Jūs kopas turėsit, jūs siūlot maudytis ir atsipalaiduoti ištisus metus. Ir visa tai yra žmonės. Ir todėl aš niekiek nesistebiu, kad tokia nuostabi šventė pas jūs yra tradicinė. Į renginį besirenkančius svečius pasitiko druskininkiečio Sauliaus Sakavičiaus atliekamos muzikos garsai. O vėliau išskirtinio druskininkų bendruomenės renginio dalyviams nuobodžiauti neleido burgundiškasis Kauno choras.